Nėra tokių teisių, kaip šeimos sudarimas homoseksualiem asmenim. Ir todėl negalimi tokie sprendimai, nebent būtų keičiama ES sutartis, valstybių sutartis, kur žinoma nebus keičiama toje srityje, nes bus jinai užvetuota bent kelių šalių. O dabar jeigu mes norim tikrai nusižudyti Lietuvoje, tai judėkime tą kryptimį. Aš noriu jums priminti tokius įdomius sociologinios apklausos duomenys iš Jungtinės karalystės, kurie buvo paskelbti 2021 metų pradžioje. O pagal tuos duomenys dėl homoseksualizacijos propagandos, kuri buvo vykdoma po visų civilinių sąjungų ir homoseksualių asmenų šeimų įteisinimo, beveik pusė asmenų nuo 18 iki 24 metų buvo pasirengę intymiems santykiams ne tik su priešingos, bet ir su tos pačios lyties asmenimis. Tai kokia bus demografija, kokia bus psichinė sveikata, kokia bus socialinė situacija Lietuvoje po visų šitų pakeitimų.